Sveiki, esu Tomas Baracevičius, ūkininkas, ūkininkauju Vilkaviškio rajone. Šeimos ūkį sudaro 500 hektarų žemės, apie 100 hektarų auginam žieminių rapsų, 250 kažkur žieminių kviečių šiais metais turim ir 100 hektarų vasarinių kviečių ir 20 hektarų žirnių. DK Excited auginam 3-4 metai kažkas tokio. Esam patenkinti šią veislę, parametrai tie visada nenuviliantys, dėl to gal ir pasirinkę šitą veislę. Pastaruoju metu nelabai ką vieną kitą pabandom, bet tai minimaliai, o pagrindas tai visas yra šitą veislę sėjam. DK Excited šiais metais pasėja apie 60 gal hektarų. Bendras plotas rapsų apie 90 gal ir tai Excitedas užima didžiąją dalį jojo, tikrai apie 60 hektarų jojo yra. Jis turi ridiko geną ir nėra tokių didelių problemų su išbyrėjimu. Ligos gal mažiau puola nei kitas veislės, nes mums gale vis metų rezultatas visada būna, ką bandom geriausias iš šitos veislės. Tik atsirado, pabandėm Excitedą ir dabar jau sakau 4 metai pagrindiniai mūsų veisliai ūkyje yra. Excitedas iš rudens susiformavo labai neblogai, peržiemojo taipogi gerai, prieš pat šalnas bandymai atlikti ir atlaikė labai gerai šitas pavasarinės šalnas, kur kitur net tuo pačiu šalnų metu jis visai neprastai atrodė, kaip palyginus su kitom veislėm. Tų pakol kas tų liūčių tokių kaip kaimyniniai regionai negavom. Čia kaip užvakar pas kitus po 120 mm per parą iškrito, tai mes gavom 25 tik tai. Manau, čia palyginus dar nėra taip baisu. Čia šitas laukas yra deminis, mes jį nuo pat pavasario pradžios su Skandagros vadybininku Ignu prižiūrėjom, naudojom Skandagros produktus. Lauko dienoj buvo susirinkę nemaža grupė ūkininkų, kurie liko nustebinti rezultatais, kaip tas pačias šalnas pernešė ir kaip iš pavasario atrodo augalai. Vakar nusikūlėm mažesnius laukus tokius, ką turėjom, o šiandien atvažiavom į čia. Rezultatai dabar iki galo dar negalim pasakyti, bet aš matau pagal rodo momentinį tonažą visai tikrai neblogi rezultatai. Aišku, čia dar biškį kažkiek paklaida yra, bet šitam būtent lauke, ką aš matau, kad 4 tonas su viršum tikrai turėsim iš hektarų derlingumą. Kaip šiais metais, ko aš prieš visus po pavasarinių šalnų 3 tonus galvojau bus labai gerai. Kaip visas pavasaris atrodė, kaip augalai tuos visus šalnas pernešė. Vieni, sakau, laukai geriau atrodo, kiti prašiau, bet daviau 3 tonus vidurkis, tikrai daugiau nei 3 tonus nebus. Bet pasirodo, stipriai nudžiugino rezultatas ir rezultatų labai esam patenkinti šiai dienai. Turim bokštus, turim džiovyklą, tai šitie visi dar pakol kas yra džiovinami, nes čia drėgmė apie 12, gal dabar biškį truputėlį mažesnė bus, bet tai paruošiamas rapsas iki tinkamos drėgmės 8,5% ir kaip tik šiandien pirma fūra pakrauta išvažiavo į uostą, taipogi Skandagrai parduodamas rapsas. Tai ateinantį sezoną nuplanuota vėl taipogi didžioji dalis sėti Excited rapsų veislę. Turim Arnoldo pabandymui pasėjame kelis pakus. Arnoldą nusprendėm rinktis tiesiog su Ignu, konsultavomės ir sako, ar nenorit kažko dar papildomai pabandyti, tai kad pabandymui pagal duodamus rezultatus, ką turėjo jisai iš mokslininkų, iš kitų šalių, kokius rezultatus gavęs, kad taipogi nebloga visai ir veislė. Tai nusprendėm patys savo ūkį pabandyti. Su Ignu dirbame 2 metai. Esam labai patenkinti šiuo vadybininku, puikiai atliekantis savo darbą. Prekes pristato labai greit, jeigu reikia tuo metu būtent produktų kažkokių sureguliuoja. Žodžiu, apie Igną tik geriausi žodžiai, didelis pliusas jam už jo visą indėlį. Čia be jo indėlio irgi mes, manau,
neturėtume tokių rezultatų šiais metais. Nes didelė dalis buvo konsultuojamasi su juo ir bendrom jėgom, bet turim ką turim. Manau, rezultatą tikrai neblogą turim.